Jo, kodėl mums 13 gimės, kaip čia? Gal man 13 sekas labai. Kai pagalvoju, 13 skaičius, sako, nelaimingas. Aš pasakyčiau atvirkščiai mūsų. Greičiau į laimingas, kadangi aš pats gimęs 13. 13 į armiją išėjau. Apsivedžiau 13. Pirmas sūnus gimė irgi 13, taip kad negalvoju aš tikrai, kad man teks suvažiavimuose pabūti, pakeliauti pagal iš rajonų, kaip vienam skaitus davė tik tai kelialapį Vokietiją. Jaunimų festivalį 5, kuris vyko Karlmarkštate. Ir kad dabar štai va televizija. Tikrai negalvojau. Negalvojau apie tą ordiną, kur teikė. Kaip sako, tikrai šlovė ateina bedirbant žmogui. Gyveni, kad reikia gyventi ir reikia dirbti nuoširdžiai, sąžiningai savo darbą atlikti, savo tą pareigą darbui. Romas Reifonas, Raseinių rajono tarybinio Artojo kolūkio mechanizatorių komjaunimo ir jaunimo brigados vadovas. Sėja užbaigta. Kalba kolūkio pirmininkas Pranas Ganiprauskas. Norisi paminėti, kad visos grandis dirbo tikrai be priekaištų. Tuo pačiu ir komjaunimo jaunimo brigada tikrai rimtai nuoširdžiai šį pavasarį padirbėjo ir reikia tikėtis, kad dirvos ruošėjų grupė komjaunimo jaunimo brigada, pirmoji eidama per laukus, tikrai padarė gerą pradžią antrųjų 5 metų derliaus išauginimui. Mėly draugai, pavasaris sėja būsimų derliaus pagrindas. Malonu šiandieną jums raportuoti, kad mūsų kolūkių mechanizatoriai įvykdė savo priimtus socialistinius įsipareigojimus pavasaris sėjaus darbuose, kurie vyko gana sunkiomis sąlygomis, sėkmingai užbaigti. Tai visų bendrų triūsų rezultatas. Darbų kokybė gera ir galime tikėtis dosnaus brandaus grūdo. Šiandien tokią gražią sėjaus paveiktųjų dieną vėl visi prisimename nuoširdų Leonidą Brežnevų pasveikinimą tarybų Lietuvos žemdirbiams. Jo žodžiai, jo palinkėjimai visiems mums yra brangus. Padeda gerai dirbti, siekti užsibrėžtų tikslų. Tarybinio Artojo kolūkiečius skatina žengti pirmin, atkakliai siekti užsibrėžto tikslo Tarybų Sąjungos komunistų partijos centro komiteto gegužės plenumo nutarimai. Partijos iškelta aprūpinimo maisto produktais programa iš kiekvieno reikalauja žymiai geriau panaudoti žemę, techniką, trąšas. Visa, kas padeda didinti žemės ūkio produkcijos gamybą. O tarybinio Artojo kolūkio užmojai tikrai nemaži. Iš kiekvieno hektaro numatyta prikulti po 35 centnerius grūdų. Didysis darbymetis dar tik artėjo. Žemės ruošimo darbai ir šį pavasarį buvo patikėti komunisto Romo Reifono brigadai. Jie jau yra pelniusi geriausios vardą Respublikoje. Apdovanota visasąjunginės Lenino komunistinės jaunimo sąjungos centro komiteto garbės raštu. Brigadininkas Romas, komunistinio darbo spartuolis, tradicinių Artojų varžybų nugalėtojas. Šiandien, kaip pabrėžta gegužės plenume, neužtenka turėti daug ir įvairios technikos. Svarbu ją kuo efektyviau, geriau panaudoti.
Tai puikiai supranta ir mechanizatorių brigadininkas, komunistas Romas Reifonas. Technika tikrai gera yra pas mūsų. Nors nėra nauja, bet dalim aprūpinama yra prižiūrima, kad tikrai nuvažiavame išgirtą ūkį, kada čia. Mes te pasižiūrėjom, tai tiesiog nupurtė šiorpsmomės. Traktoriai praeiti technikinė, tai mes tokius įlaužamus ir švaresnius pastatom. Pamatė mūsų traktorius, jie sako, kad čia visi nauji, ne viena sena nei. Nežinau, tiesiog prižiūrėjom tos technikos. Kitoks visas. 11 metų jau mano traktoriai K700. Pirmiausia, ekonominė nauda ūkiui. Kolūkio mechanikai paskaičiavo, kad Romo Reifono traktoriui priklausė 3 kapitaliniai remontai. Įsivertė 1. Sėjausi išvakaryse kolūkio mechanizatorius pasveikino partijos rajono komiteto pirmasis sekretorius Andrius Baranauskas. Už pirmųjų 5 metų rezultatus jiems paskirta rajono pereinamoji raudonoji vėliava. Greit ir sėjaus metas. Technika jau suremontuota, komisijos priimta, visi sėjaus darbai aptarti. Kiekvienas mechanizatorius žino savo darbų apimtį, žino, kiek jam priklauso pagrindinio ir papildomo atlyginimo už tai, kas laiku ir gerai bus padaryta. Prisimti asmeniniai ir visos brigados socialistiniai įsipareigojimai. Į laukus, nors ir ryt. Kada pradėti sėją? Tai nuo seno jaudina kiekvieną žemdirbį. Juk laimės tas, kas laiku pasės, primena ir kolūkio veteranas Valerijonas Kuzas. Skaičius nuvydavo, kad jie parlėkė pirmieji, jie sulėkė daugiausia mišinį tokį, koncertas jų. O sulėkė čia atlėkė sudelę arba miskėtai iki kilė į Strazdai, išpukai, skaičius gieda jie. Iš vien trūkšmas baisus. Paskui geltonoji kėlė parlėkė dirbinę, jau ne į pulaukos. Tai ten jau skubyk avižas įt. Kai senovės žmonės jie biški kitaip jau. Jie skaitus žiūrė į gamtą. Kada aš žinau, tėvuks, kada žuvę smirdė, ryts, gamta. Jis sako, skubyk, sėk žirnius. Tik jau turėk viską pasigatavo, žirnius įskubik, bet, tai sako, turėsi didelį derlių. Pavasario diena metus maitina. Tomis dienomis didžiausia atsakomybė tenka kolūkio vyriausiajam agronomui Vytautui Kamui. Jis turi nuspręsti, ruošti žemę ar dar palaukti, sėti ar dieną praleisti. Saulė, reiškia, viskas savo darbą padaro. Saulutė, vėjas, tai pats geriausias džiūvimas yra. Pavasarinis. Vis dėlto dirva yra dirbama jau, subrendusi. Pilnai, jau čia nėra kalbos. Galima leisti kultivatorius, jeigu tik tai žinoma šiąnakt nesumaišys gamta.
Tarybinio Artojo kolūkis pelnė aukštos žemdirbystės kultūros ūkio vardą. Nemaži čia ir mechanizatorių nuopelnai. Ir dabar viso kaimo akys į juos nukreiptos. Darbų sparta, kokybė, mechanizatorių rankose. Nuo sėjos lygi pjūties lydės juos geri palinkėjimai. Pirmutinė gausaus derliaus sąlyga – geras žemės įdirbimas. Komunisto Romo Reifono brigados vyrai žino, dėl darbo kokybės niekam nuolaidų nebus. Kitas įk, važiuoji pro lauką, žiūri kažkur, nedadirbta, ką, tiesiog piktumas įmai. Kadangi matai, kad jisai dirba tikrai, prašant, kai tas sakėm, durniaus ten. Jis įkėlės kiekvien gal palaksyti. Bet lauką dirbi ne tam, kad jį sumindžiu sutryptalę, kad jį paruošt. Aš nežinau, mums nepapolė tarp mūsų, kad brigadai kiek kad dirba, kad ten lakstytų, kad ras taip savo paviršiukais. Atėjo ir sėjėjų diena. Aprūpinimo maisto produktais programoje nurodyta. Svarbiausia problema žemės ūkyje – stabilus grūdų gamybos didinimas. Grūdą turi vienodai susėti. Į gerai paruoštą žemę, į pagarbui laikai grūdą, kadangi jis iš jų yra gaminama duoda. Grūdą reikia šaltai užklot, kai jisai sudygtų laikui prižiūrėti. Benelis jis neauga. Matai, tiesiog žemė traukia mane. Pati žemė. Aš tai jaučiu pasitenkinimą žemę dirbu. Aš pasilsiu. Smagiausias darbas įėrimas, pavyzdžiui, kaip man. Čia būra žiena, čia jau juduoja, čia žiūri, šoje žemė, kada rytais garuoja gražuotės jau. Smagesnis toks darbas kažkoks, daugiau atsakingas, daugiau turi su žemė susirišti, daugiau žiūrėti, kaip jin subyra, kaip suversta, kaip tarimą padaryti. Kaip suarsi, tai galiu iš arimų pasakyti apie mechanizatorių. Kas toks ariai, kokia technika jau, kokias pats kaip išprūstęs apie techniką, iš vis. Pavasarį žemdirbiui visada trumpas. Reikia skubėti, išlaikyti įtemptą dienos ritmą. Visur praverčia brigados vadovo asmeninis pavyzdys, jo žinios. Pasakoja mechanizatorių partinės grupės vadovas, vyriausiasis inžinierius Juozas Gutauskas. Kalbant apie Reifoną Romą, nors aš tame ūkį dirbu čia nedaug metų, 5 metų, 5 sėti, tenka sėti. Vis dėlto galima kalbėti apie šį žmogų daug gero. Daug gero, iš tikrųjų daug gero. Jis pagal amžių jaunas vyras ir tai jau grįžus iš armijos jam buvo patikėta K700. Technika vis dėlto sudėtinga yra, reikalauja daug žinių. Nuo šitų žinių Reifonai netrūksta. Buvo priimtas jaunimo brigadą nesenai jaunas mechanizatorius, pakarklis Romas. Iš tikrųjų, kad ir pakarklių Romui daug padeda Reifonas ir kiti prityrę mechanizatoriai. Manau, kad jis vertas tikrai jaunimo brigados vadovų. Pirmiausia, susiklausimų reikia tarpusavį. Bruliai įsivadinas užtat visi. O, bruliai suvažiavo, sako. Rimtai atrodo, kad ten
Baisiausia, broliai po 10 metų nesimatė su jie. Tai buvo, dabar kad jie atsiskyrė. Kuosi dieną gavos nebūti. Vat rodus trūksta, tai vat kai ant rankos pirštą kūtė. Vat rodus, o jis te vargsta, baisiausia, gal visai te nevargsta, gal jam te einas, kai išpypkės. Nuotaika susikūrė savaime musys, jeigu eina į darbą gerai. Žinoma, jeigu padedi. Jeigu vienam patrankas atsitika, o kiti taip savo ranką numūri. Tu te varg žinaukis, o aš varavakis išvertęs. Tai čia jau ne, kur nebūn tokių darnumą, o tie kokybės nebus. O kad sugėda, tai jau matai visada, vis tiek sustoja eini pažiūrėti. Tada jeigu didelis koks gėdimas, jau matom, kad neišeis vienam ką nors padaryti. Nu tada jau tada darom. Visi supuolė. Vis didesnio mechanizatorių dėmesio susilaukė pramonėje ir statyboje jau plačiai paplitęs brigadinės rangos metodas – kolektyvinė atsakomybė. Kai visi išvien ir tarpusavio kontrolė, ir tarpusavio pagalba tvirtesnį. Kolektyviškumo jausmas ir skatina, ir drausmina. Sparčiai darbuotis mechanizatoriams padeda ir gera nuotaika. Veikdavo iš namų, jeigu neleisdavo į Fymanai. Ir buvau užkėties kinų mechaniksė. Davė pavažiuoti su traktoriu, pasikeitė visas. Visi planai moment. Veidus jau čia geriau, čia važiuoja, čia įdomiau. Pirma, reikia mylėti savo profesiją musį. Jis suprasti reikia. Vien to, kad tik važiuoti mokyti, pakelt nuleis plūgą neužtenka. Ir nesimokyti tapti mechanizatorių geru, nieks neišeina. Kadangi mechanizatorius yra beveik, galima sakyti, pusė agronomų. Dabar tas pasakymas, kad baigsiu 8 metį pulsiu, būsiu traktoristas, nesimokysiu, čia netinka visai. Atgyvenu savokai, be mokslų mechanizatorius nebūs irgi. Kiekvieną dieną egzaminas, nežinai, technika yra toks dalykas, kad nepaklaus jūs, ar tu šiandien sugėsi ar nesugėsi. Gamta tai tikrai šiemet nervus patampė kaip reikėls. Bet, pavyzdžiui, mane visą laiką nervuoja, kada oras atgadinas, neduoda dirbti. Pradedi va įtempta įsitempęs į žmogus kažkaip jausmas jį, kad greičiau pabaigtot. O kai praded gamta neleis jau kažkoks, tai yra nervų sukritimas. Jau nebe pirmą pavasarį šitaip. Kolūkio partinės organizacijos sekretoriui Antanui Digriui rūpė paskatinti žmonės, sutelkti juos. Svarbu į gamtos netikėtumus atsakyti organizuotumu, kolektyvinėmis pastangomis.
nerūpestinga technikos priežiūra, tikslus agrotechninių reikalavimų vykdymas, visų brigados narių nuoširdus ir pasiaukojantis darbas atsiliepia ir galutiniams rezultatams. Vyrai žino, kaip dirbam, tiek ir turim. Sėja baigta, padirbėta nuo širdies. Žemė skolinga nelieka. Ryškų šiandien ir kolūkio socialinio pertvarkymo darbai. Gyvenvietėje kultūros namai, valgykla, parduotuvė. Labai reikalingas ūkiui vaikų darželis. Jų greit įkurtuve švęs 15 jaunųjų kolūkiečių šeimų. Kolūkis pastatė namą ir Romui Reifonui. Savi rūpešiai, savi džiaugsmai būna. Savas beidas visokias. Nu, ir kodėl būna šventės, kokios susėdė, dabar kaip paaugęs. Stalą jau pirmą užtekdavo, taip sustumtai, o dabar išplatintų, nežinau. Smagu sėdi patys jauni vaikai gražus. Matai gražus, gal kitam negražus, nežinau. Sako, liaudis patarlį, pelėdai, pelėdukai gražus. Nu, taip, ir čia dabar išeina. Mažiok dabar tas mažiau. Savo vaikam aš palinkėčiau, pirmą užaugt gerai žmonėm darėm. Man neteko nei kariauti, nei to karo irgi matyti. Nenorėčiau, kai mano vaikai jį pamatyti. Kai jau geriausia, tai tikrai užaugt darėm žmonėm, gerai dirbt, pasiliktų ūkį dirbt žemę. Žemė brandina grūdą. Su kiekvienu nauju derlium bręsta ir jį auginantis žmogus. Nežinau, jeigu sakyti to žodžius, turbūt reikia pirma gerai pagalvoti. Ir reikia mylėti tikrai tą žemę. Dirbti ūkį. O jeigu ten, kad sako, patinka, myliu, aš be jūs negaliu būt be žemės, pats kažkur tai ten miestė įsitaisęs kažkur tai.
nepasakyčiau. Atras Maraudus ūkį žmogus gyvenantis savo meilį darbui, myliu aš savo darbą, savo profesiją, savo žemę. Galbūt reiktų ir tikėtai žodžiais.